Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais tokių klausimų stebindavo kiekvienas sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinęs savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo, ką jūs žinote apie pantomimą? Ar esate girdėję apie pantomimos aktorių, režisierių Kęstutį Adomaitį ir jo pantomimos teatrą? Mes dar buvom gal 2 mėnesius tik tai palankę studijas, palankę tuos užsiėmimus ir Kęstutis mus vis tiek grūdo į tas masuotės, kažkur kažką praeiti. Ir kartais, aš atsimenu, buvo Kafkos procesas. Ir jūs ten pastovėsit, ten, žinai, nieko ten daug nereikės. Jūs būsit banko darbuotojai, dėliosit štampus, ten ir viskas. Kada išeit, o kaip, ką? Kuo mažiau žinosit, tuo geriau savai padarysit. Ir viskas, ir taip ir buvo. Tave tiesiog įmeta. Iš pradžių galvoju, išprotėjusi gal durnas, ar viskas dreba, tu pats bijai, tu dar pats nieko nežinai, ką mes ten mokam, kokius tenai judesius per 2 mėnesius išmoks. Ir kažkaip viskas užsibūrė, ir kažkaip viskas, tiesiog vyko. Tiesiog atsitiko gyvenimas. Ir gyvenimas tapo teatru, o teatras gyvenimu. Netgi tokia savijauta buvo, net nežinai, iš tikrųjų, taip antiek, aš netgi, sakau, jausdavaisi ar vaikas jo, ar žmona jo, ar meilužė, viskuom tu buvai. Toks buvo, visus apkabindavo, visus mylėdavo, visada po spektaklio būdavo pasisėdėjimas, aptarimas, tikrai kavutės pagėrimas ir mes visus viens kitą gerbdavom ir kiekvieno pasiekimus, nuopelnus, ar ten kažkam kažkas pasisekdavo kažkur, tai ar šeima, ar sukurdavome šeimą, ar vaikas gimdavo. Pas mus vaikai lakstydavo jau netgi pasiekmes teatro. Mūsų vaikas žinoma. Buvo kada netgi yra viena nuotrauka, kur 3 nėščios su triko. Specialiai netgi nusipaveiklavom, užsidėjom specialiai triko ir visos buvo beveik 9 mėnesį, ten per kelis skirtumas buvo. Tai būtent, kad mūsų čia buvo teatro ir paskui būtent vaikai lakstė jau teatre. O čia va Karolis Sigito irgi va visada teatre. Taip yra. Kadangi buvom tas toks kaip, nežinau, privatus ar mažasis, kaip mažasis pantomimos teatras, mes turėjom mokėti viską. Mes buvom ir siuvėjai, ir staliai, ir dažytojai, ir apšvietėjai, ir garsistai, ir režisieriai, ir aktoriai. Viskas, kas šeimoje, kaip sakyčiau, šeimoje, kas jūs, mama, bet vis tiek ir skalbėja, ir plovėja, ir siuvėja, ir daržų kasėja, ir taip pat ir šeimos nariai, visi pasidalinę. Tai tu viską išmoksti, absoliučiai. Sako, jūs patys rūbus siuvot, taip, patys ir prosėt, ir patys grimuojatės. Net ir grimą, kai jo nebuvo, uždarius fabriką Peterburge, aktoriai gaminosi patys. Teatras gyveno Kęstučio Adomaičio nustatytų ritmu. Eidami į teatrą, pamirškit kotletus, sakydavo jis. Kotletai namie, baltas grimas darbe. Ir mes buvom vienintelis repertuarinis pantomimos teatras, kuris turėjom repertuarą. Mes kiekvieną savaitgalį rodydavom spektaklius. Šeštadienį vakare suaugusiam, o sekmadieniais rytais vaikiški. Ai, tai mes dar Mažąjį princą turėjom. Jūratė princas. Pavyzdžiui, Mažasis princas buvo labai prie dūšios, bet paskiau, kai aš pažiūrėjau po kažkiek metų tą įrašą, man buvo labai juokinga ir aš likau labai savim nepatenkinta ir galvoju, ne. Bet buvo labai gera dirbti. Labai gera, toks, žinot,
vis tiek tas mažasis princas iš kitos planetos ir ta lapė draugė, ir ta rožė, ir žodžiu, labai, labai įdomiai buvo sugalvota. Viskas darėm per šešėlius ir Ten panaudojom tokią visą tą techninę, kur jau netgi pirmieji atsirado tie techniniai visokie sprendimai, dūmų mašina, veidrodinis gaublys, kur daug spindulių, toks buvo daugiau muzika, efektai, jau buvom tokie jau truputėlį 20 pabaigos amžiaus, jau 21 amžiaus pradžia. Bet muzika, žinai, pavyzdžiui, buvo visur. Visi, koks buvo dar kas, man atrodo, Adomaičio pliusas, jisai tobulai parinkdavo muziką. Visų spektaklių buvo muzika. Pliusas buvo tame, kad šitas Alikas Romanovas, jie abudu sėdėdavo ten porą naktelių ir, žodžiu, spektaklis būdavo muzikėlė surinkta, bet ypatinga muzika. Spektaklio muzika tikrai būdavo ypatinga. 1990-aisiais Kauno pantomimos teatras gastroliuoja tuometinėme Leningrade. Į spektaklio Nuoga siela nuogame kūne premjerą visi bilietai parduoti. Pagrindinėme žmogaus vaidmenyje pats Kęstutis Adomaitis. Jo siela aktorė Jūratė Raulinaitytė. Iš vakaro viešbutyje mes visi aktoriai ten kaip prieš premjerą jaudinomės ir laukiam, o režisierius Kęstutis Adomaitis šiuo atveju, jis buvo ir spektaklio režisierius, jam nepatiko, kaip sako, nekimba, nelimpa, konstruotas, subudavotas spektaklis, bet kažkas ne taip. Ir jie su garso režisierium Aleksandru Romanovu, jie bus susėdo viešbučio numeryje ir perkonstravo tą spektaklį ten. Kitą rytą ateina į teatrą, mes irgi ateinam ir sako, o dabar bus taip. Ir visų, supraskit, aktorių akis kaip kukuliai. Finalinė scena, skraidžio viskas, kostiumai, dekoracijos, kulisai, krito, tie leidosi, sofitai, ir šviesos, ta prasme, viskas tas sukūrė tokį įspūdį, kad ten, žemė su dangu maišos. Prisimenu, kaip mūsų aktorius Marius sakydavo, kaip tu taip gali pačioj pabaigoj verkt. Iš kur, sako, kaip tau čia ateina tas verksmas? Sakau, ten ne aš verkiu. Tiesiog viskas taip susideda, suprantat, ir tarsi ta siela su kūnu, reiškia, taip susibendrauja ir tai sielai labai skaudu. Ir tos ašaros ateidavo taip viskas savaime. Tai buvo fantastinis spektaklis emocinė prasme, bet tai buvo siaubas. Toks siaubas, kad, sakau, plaukai pasišiaušiant kūno nuo tos emocinės, nuo to krūvio. Ir pavyko, padarė, tai ir įrodo, kad jis sugeba, ne tai, kad prisitaikysiu, Aibelė, kaip suvaidinsi, toks paprastesnis, lėkštesnis spektaklis. Ne, nepatinka, į šiukšlių kibirą bus kitaip. Ir taip bus, kaip aš noriu, kaip matau, kaip įsivaizduoju, kaip yra ir kaip reikia. Griežtas vadovas, visi jo bijojo, bet bijojo geranoriškai, nes mes jį gerbėm ir žinojom jo tą griežtumą, kad jisai visą tai daro dėl mūsų, dėl teatro. Iš pradžių gal tau nepatinka, daugam ar vaikui nepatinka, jis paskui pradeda su tėvais kovoti, kodėl mane čia tėvai taip griežtai laiko. Jis buvo tėtis mūsų, jis buvo mūsų mama, bet tu žinojai, kad tai yra daroma dėl tavęs, dėl tavo gerovės, dėl teatro gerovės, o teatras tavo namai, o tu pats esi šeimos narys. Tai visa tai, ką jis darė, būtent aš labai pavydžiu, mažai tokių žmonių buvo, kad, sakau, buvo lygiai toks pats, kaip ir mes visi, iš tikrųjų jisai mus tokius ir padarė. Jis irgi iš namų atneždavo lempą, jeigu trūkdavo, jisai viską, kai sako, ne į namus, bet iš namų neždavo. Asmenybė tokio kalibro, kad jis viską darė per prizmę tik dėl teatro. Pastangos, aktoriai, režisieriai, paieškos, pinigų, gastrolės, bet kurioj srity, naujo teatro statybos planai, idėjos, svajonės, viskas buvo pajungta tik vienam tikslui - teatras. Jo, ta prasme, pantomimo teatras. Jeigu tu myli darbą, tai tu esi bedarbis. Jeigu turi mylimą darbą, esi bedarbis. Tai tu eini kaip į darbą, kaip į namus. Praktiškai mes net neįdavom į darbą. Mes ten miegodavom, mes ten kurdavom,
ten turėdavom savo šaldytuvą ir šiaip net iš butaforijos mes suvalgydavom, mes turėdavom nuogą sielą, nuogą mekūnę, kur Kęstutis Adomaitis turėdavo maišiukį, tą tokį Elgetos maišelį ir ten visada būdavo įsidėjęs ten ar duonos, ar dar kažko. Tai būdavo, kai likdavom, sakom, žinau, kur duonos yra, nes naktį niekur nenusipirksi. Tai mes net butaforiją suvalgydavom ir paskui atpirkdavom. Tai ant tiek gyvendavome ten, kai sako, buvo toks gyvenimo būdas. Pas mus Slava buvo toksai, Viačeslavas Jaseliūnas irgi tų laikų senųjų, pirmųjų aktorių. Jis buvo netgi vyrų kirpėjas, tai visi stebėdavo, sako, pats įdomiausias, kai jisai kirpa. Nes jis kirpdavo ten tokiom pozom, kur ten judesy savaime gaunasi paprasčiausiai. Nori, nenori. Toks gaunasi, kad jau tu nenatūralus, jau tu toks visą personažį kažkokiam. Adomaičio su rūbais tu neužmuždavai, kaip dabar, ar ten gražus suknelės muzikiniam teatre. Pirmiausia, spektaklis vertina pagal suknelę, kostiumą, pagal dekoracijas. Pas mus buvo ta vadinama, kai aš vadinu, jau jokiuosi, nuoga siela, nuoga mekūnė. Visi buvom su triko. Dekoracijų buvo minimumas, detalės irgi minimumas. Jeigu tu būdavai graži ponia, tai būdavo su triko ir su skrybėlaitė. Ir už kostiumo nepasislėpsi. Ir daugiau už kostiumo nepasislėpsi. Per 28 metus Kęstučio Adomaičio įkurtame teatre parodyta 30 pantomimo spektaklių. Garsiausių Europos dramaturgų, prozininkų, muzikos ir dailės autorių kūrinius judesio kalba prakalbino režisieriai Virginijus Bortkevičius, Kęstutis Augustaitis, Arūnas Katkauskas ir Kęstutis Adomaitis. Tai buvo dar gilus sovietmetis ir draudė. Beketas yra kapitalizmo, absurdo teatro kažkoks. Negalima, tarybinis žmogus negali statyti tokio spektaklio apie kažkokią absurdus. Nei vieno tarybinio spektaklio nepastatėjai. Ir jį ten tarkuodavo, kaip tu gali? Kur apie kolūkietės, apie didįjį Tėvynės karą? O mes ne. Ne mes, Adomaitis, aš tai neturėjau balso, jisai nusprendė, kad tarybinius šito šlamšto mėšlo nebus. Kęstučio spektakliai buvo tokie labiau šiuolaikiški tokie. Jisai kažkaip užkoduotai suvesdavo tuos visus reikalus būtent į to laiko sistemą. Mes žinojom, ką tai reiškia, bet žodžiu, darėm tiesiog kaip vaidinimą, o esmė buvo tokia gana gili. Tokia įdomi ir gili. Kęstas tiesiog mokėjo taip išsiviniot, sudėliot viską. Jis buvo emocionalus. Kai jau reikia, tai jau, kaip sako, gali ir batą paleisti, juokaujant tą prasme, netiesioginę, perkeltinę prasme. Tai būdavo vulkanas, emocijos, tada jau iš tikro ten degdavo ir tie spektakliai. Jis pats ir vaidino, kaip aktorius jau kaip suvaidindavo, tai akis, ir kūnas, plaukai, kaip sakyt, pagaugais nueina pasišiaušę nuo tos ekspresijos. Mes turėjom visada patalpas, tik tai, kad permesdavo ir mes susiremontuodavom, pavyzdžiui, kaip Ožeškieniai, tai mes turėjom visą pirmą aukštą, kur patys viską įsirengėm, viską patys pasidarėm, įsikūrėm namus praktiškai, euro remontą buvom pasidaręs ir tobulėjom vis ten, tai žiūrovų salę kėlėm, tai sceną kėlėm, tai pasidarėm netgi uždangą, kuri pati su trosais užsitraukė, viską kūrėm patys inžinieriais net tapom, kaip sakoma, ten kėlėm pultus visokius, ten dasipirkinėdavom, kažkur kažkas labdarą padarydavo visą tą ir kai uždarė. Paskui, kai uždarė Ožeškienę, mus iškėlė į Girstučio kultūros rūmus. Ten vėl turėjom sceną. Ten repetuodom. Po to davė Daukšos gatvėje. Vėl atsiremontavom savo rankom. Vėl visus laidus tempėm. Sceną mes visą laiką turėjom. O paskui jau, kai paskutinis tas jau uždarimas buvo, pasakė, prijungiam prie auros. Ir nesujungiam, bet prijungiam. Jei būtų sujungiam, būtume dar mes, kaip sakoma, dirbę kaip ir dirbę. Bet kadangi prijungia, tai mes jau gaunamės pagal auras, kaip sako, dūdelę šokti. Kaip šokėjai ir sako, arba šokat, arba išeinat. Tai toksai ir buvo sunaikinimas. Aš džiaugiuosi savo kolegom, kurie ir po to teatro uždarimo nepasidavė, Marius su Ritelė, irgi taip ir laikosi. Šeiminiškai
vienas direktorius, kitas darbuotojas. Mimų teatras, jo daugiskaita mimų teatras, bet mes be scenos, be nieko, bet mes, kai sako, kiti sako, o kur jūsų teatras? Sakau, va dabar, kol aš čia stoviu, tai čia teatras. Nu ir aš nepasidaviau, nu ne tokiu būdu, biški kitokiu, bet žmonės kūrybingi ir mes ten nekalbam vaidindami su kurčiaisiais gestų kalba, mes pantomimą darom, dirbam kaip mimai. Žodžiu, be žodžių, be veido išraiška, kūno kalba. Nu. Čia yra Kęstučio knyga, čia jisai kaip ir sumanytojas yra šito. Žodžiu, ir sugalvojo, kad reikia išleisti tokį leidinį, kad sukelti Kauno visokių menininkų žodžiu, darbus. Žirgulis sukūrė skulptūrą, o Adomaičio buvo idėja. Ir buvo jo paskutinė, kaip sako, va šita knyga, jo paskutinė idėja, ir būtent Fortūnos išliko po šiai dienai. Ir mes dar netgi gavom Fortūną už vaikišką geriausią spektaklį Mažasis princas. Tai buvo toks paskutinis... Pirmas ir paskutinis kartas. Pirmas ir paskutinis kartas ir Adomaičio palikimas tą Fortūną. Ir jis turėjo tą svajonę, kadangi mes buvom prisiglaudę tai prie dramos teatro, tai prie filharmonijos, tai dar prie teatro sąjungos, tokie truputį be savo namų. Ir jis turėjo tą tokią realią svajonę, kad pastatyti, įkurti savo teatrą. Kauno pantomimos teatras kaip stacionarus pastatas čia prie Nemuno salos, prie Pėsčiųjų tilto. Ir kaip ir minėjau, ir sklypas buvo, ir projektas architekto Miliūno paruoštas, ir rėmėjų surasta, ir beliko įkasti kapsulę į žemę, ir lemtis, va tas tragiškas įvykis, avarija, baigėsi, kad viskas nutrūko. Skauda labai, kad nebėra šito žanro, labai skauda. Tai ypatingas žanras. Ir ypatingai mums tie, kurie buvo prie to, kaip tarsi gyvenimo tarpsnis buvo mūsų kažkoks tai. Aš 40 metų turbūt, ne, dabar dar galėčiau pridėti 20. Žodžiu, esu pantomimoje. Tai man toks, žinot, kai ieškojau medžiagos apie Kęstutį Adomaitį, tai man labai skaudėjo. Verkiau daug. Mano visa medžiaga sukrauta atskirai. Tai kadangi ieškojau tokios, kad būtų daugiau informacinės, tai verkiau daug. Tikrai labai. Atvira žaizda. Atvira. Jinai neužgijo. Mes atėjom rugpjūtį, o gruodį Kęstutis žuvo. Tai pažintis buvo labai trumpa, bet jinai išliko. Ir žinot, turbūt Kęstutis turėjo tą tokį dalyką, kas ir dabar su mumis visais atsitiko. Kaip ir teatro nebeliko, bet mes likom. Mes kaip žmonės likom. Ir mes net kaip šeima likom. Jis turėjo tą tokį, nežinau kaip tai pavadinti, ar chemiją, ar kažkokį jausmą sutraukti tuos žmonės, kurie turi būti tenai ir kurie tarpusavyje dėrėtų, ne tik scenoje, nes mes sudėrėjom ir gyvenime, mes ir dabar, ir Jūratė nėra man bendradarbė, ar kad daug metų mes kartu esam pradirbę, jinai mano šeima, man kaip mama, kaip ir visi kiti. Iš tiesų, ir Arūnas, ir va dabar, ir Slava, mes vienas apie kitą tikrai galvojam. Ir visko buvo. Ir pykomės, ir mylėjom vienas kitą, bet vis tiek, kad ir dabar gal mažiau pasiskambinam, bet mes tikrai vienas apie kitą galvojam. Nes Kęstutis mokėjo suburti tuos žmonės, kurie turi būti ten. Ir mes ten likom. Aš pasakyčiau, žinokit, kad tai yra gyvenimas. Kažkurio metu taip, gal kažką išgelbė, kažkam suteikė vilties, kitam gal kažkokiu momentu padeda, bet aš galvoju, arba tu ten gyveni, arba ne. Tie, kurie negyveno,
pantomimoje, tie ir išėjo. O kurie gyvena, taip ir gyvenam toliau.